Jei turite piktą klientą, jį valdo emocijas, tuo metu jis nėra racionalus, jis nesupranta logikos. Todėl didžiausia klaida yra per anksti pradėti jiems siūlyti kažkokius sprendimus, teisintis, prieštarauti. Vienintelis būdas, ką reikėtų daryti, yra išklausyti, duoti žmogui išsilieti. Tam yra didžiausias iššūkis savo ego nuraminti, nes visiems norisi labai greitai aiškinti savo teisybę. Pirmiausia, turite išklausyti. Sulaukus pauzės reikėtų prisiderinti. Vienas iš būdų prisiderinti yra galima užduoti patikslančius klausimus, kad žmogus galėtų tiksliau, išsamiau savo nepasitenkinimo priežastį išsakyti. Kitas būdas yra atspindėti jo emociją. Pavyzdžiui, girdžiu jūsų nepasitenkinimą, suprantu, kaip jūs jaučiatės. Į tokias reakcijas sunku pulti. Tokiu būdu jūs sutrumpinsite besiplūstančio kliento tą monologą. Ir kai emocijos nurims, tada žmogus bus pasiruošęs išgirsti loginį kažkokį tai pasiūlymą. Ir tai yra sprendimo paieška. Bent 3 sprendimo paieškos taktikos. Viena iš jų tai yra alijansas vadinami. Alijansas, kai siūlai žmogui kartu paieškoti gero sprendimo. Taip galime ir sakyti, gal galim kartu paieškoti optimalų sprendimą ir toliau galite siūlyti savo. Bet svarbiausia, kad mes esame viena komanda, mes kartu, mes ne priešai. Kita taktika galima tiesiog siūlyti, o siūlyk savo sprendimą. Ir trečia taktika, galima deleguoti sprendimo paiešką pačiam klientui. Tai yra, kaip jūs matot optimalų sprendimą. Sutarus dėl sprendimo, norint galutinai užbaigti konfliktą, naudinga būtų išgauti iš kliento galutinį pritarimą. Tai ar tinka, kad mes elgsimės taip, ne? Ar tai reiškia, kad sutarėm? Išgavę taip, mes padėsim paskutinį tašką. Galų gale, jeigu žmogus nepatenkintas ir jūs pripažįstate, kad tai jūsų ar jūsų gal kolegos kaltė, aš manau visą laiką verta atsiprašyti. Tikrai. Nes jeigu anksčiau sakydavo, jeigu nepatenkintas klientas, tai sužinos dar 100 žmonių. Aš stebėdavausi, iš kur 100, aš 100 nepažįstu. Bet šiais socialinių laikais jūs puikiai suprantate, kad nepatenkintas klientas gali paskleisti tą nepasitenkinimą virusą per tūkstančius. Tuot užduokit savo klausimą, ar jūs galite sau leisti nepatenkintą klientą. Kitas sykį aš laikau, kad net verta grąžinti pinigus už paslaugą ar priimti atgal prekę, kurią žmogus nepatenkintas. Galbūt patirsite tą mažą nuostolį šitam vienam sandoriui, bet išsaugosite būsimus. Taigi, apibendrinant, kai žmogus plūstasi, jis neišgirs net paties logiškiausio sprendimo. Logika neveikia, turite išklausyti. Turite turėti stiprybės išklausyti žmogų. Tik kai neliko emocijų, jūs galite ieškoti sprendimo, o radę sprendimą, išgaukit galutinį pritarimą. Gerai išspręstas konfliktas gali pakilėti santykius į dar aukštesnį lygį. Jūs turite šansų nepatenktą klientą paversti savo įmonės didžiausią advokatą, kuris atves būrį draugų, giminių ir bendradarbių.